99. Ir šiandien kalbiname Eurovizijos staigmenos dalyvius, grupės Gravel solo gitaristą Miroslavą. Sveikas, Miroslavai. Labas vakaras. Kada ir kaip susikūrė jūsų grupė? Prieš 3 metus kažkur, galima sakyti, nuo vaikystės kartu lankėm darželį ir mokyklą. Nu, dabar pakalbėkime apie tą garsiąją Euroviziją. Ar jūs tenkina užimta vieta Eurovizijos atrankoje? Ne, netenkina. Norėjote aukščiau? Tai pirma turėjo būti. O rimtai žiūrėjote į tą konkursą? Be abejo rimtai. Labai. Jo, tai kiekvieną dalyką žiūrim rimtai, nes tai yra Dievo kūrinys. O beje, ką reiškia jūsų gestai, žvilgsniai? Gestai, žvilgsniai parodo mūsų nuotaiką. O šiuo metu kokie jie yra, gera? Šiuo metu labai gera. Pakalbėkime apie tai, ar jūs žmonės atpažįsta gatvėje, kalbina, prašo autografo. Būna, bet nelabai daug. Nes iš esmės aš dažniausiai sėdžiu mašiną, vairuoju po gatvės, pasivaikštau. Tai yra, gravel. Nelabai ryštasi prašyti. Gal bijo? Gal bijo, bet iškart bėga, sušuka ir bėga. Gravel, ir taip tolsta tas toks aidesis. O ar sulaukėte daug kvietimų koncertuoti po sėkmingo pasirodymo Eurovizijoje? Truputį sulaukiam. O kaip manote, kuo sužavėjote žiūrovus? Manau, sužavėjimą labai tokių pasirodymų. Gal mūsų Lietuvos žiūrovai tai buvo kažkas naujo. Koks yra jūsų stilius? Nežinau. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Aš kuriu muziką be jokio plagiato, be jokios, iš viso. O gal žadate įrašyti albumą ar bent jau surengti mini gastroles? Tai šį šeštadienį artistuose grosim pirmą koncertą. Iš esmės antrą Lietuvoje, Šiauliuose jau esam pagroję biškį. Kaip jūs būtų galima rasti internetu, ar turite fan klubų? Mes asmeniškai nieko nekūrėm, bet yra tam kažkas prikūrė tam. Ir net Gravel LT, bet man atrodo tas žmogus, kuris sukūrė, tiesiog galvoja, kad pasipelnys ateityje. Bet jam, jeigu jis dabar girdi mane, tai siūlau ir Gravel Band LT domainą išpirkti, nes dažniausiai taip yra daroma. Na, žinoma, iki kitų metų Eurovizijos dar daug laiko ir turbūt daug kas iki to pasikeis, tačiau ar mes jūs ten galime tikėtis išvysti? Man atrodo nelabai, nes bus jau neįdomu iš esmės. Nuobodu pasidarys. Galima kitais metais 4 iš galo užimti be abejo vietą. Bet šiaip tai be abejo, jeigu mes važiuotumėm kitais metais, mes tikrai laimėtumėm. Bet kitais metais, man atrodo, mes nenorėsim laimėti. Todėl ir nevažiuosim. Bet tačiau, nesakyk, niekada ne. Dėkoju Miroslavai, grupės Gravel nariui, ir linkime jam sėkmės. Ir koks jūsų palinkėjimas Radio FM 99 klausytojams? Aš tiksliai nežinau, kokia ta muzika yra. Grojat jūs? Bet aš įsivaizduoju, kad grojat gerą muziką, ne? Be jokios abejonės, panašią jūsų. Tai va, gerbimi klausytojai, klausykitės geros muzikos. Tada kiekvienas supranta, kas yra negera muzika ir būsite linksmi ir jums seksis. Tikrai seksis. Dėkojame, tai buvo grupė Gravel, o čia jų kūrinys Round and Round.